Atskaitingo asmens pradinių likučių suvedimas. Suveskime pradinius likučius atskaitingam asmeniui arba suveskime pinigų kvitą, kurį pristatė atskaitingas asmuo, tačiau pirkimo sąskaitos nėra. Eikime į pinigų kvitų paieškos langą. Spauskime mygtuką Naujas. Suveskime duomenis. Nurodykime pinigų kvito datą. Sumą bei numerį. Tipą būtinai parinkime be skolos. Ir nurodykime atskaitingą asmenį. Suvestus duomenis išsaugokim. Šis pinigų kvito tipas turi būti naudojamas tuomet, jei suvedami pradiniai likučiai arba atskaitingas asmuo pristatė kasos čekį be pirkimo sąskaitos, pavyzdžiui, degalų čekį. Atkreipkime dėmesį, kad parinkus pinigų kvito tipą be skolos sistema nereikalauja nurodyti partnerio, iš kurio buvo atliekamas pirkimas, kaip kad reikalauja jį nurodyti pasirinkus bet kurį kitą pinigų kvito tipą. Suvestą informaciją išsaugokime ir pinigų kvitą patvirtinkime. Po pinigų kvito patvirtinimo susikuria skola tik atskaitingam asmeniui, kurią galite rasti skolų dengimo lange prie atskaitingų asmenų detalių lange. Jei pasirenkamas kitas pinigų kvito tipas, sistemos sukuria dvi skolas partneriui ir atskaitingam asmeniui, todėl visais kitais atvejais, kai pristatomas ne tik kasos čekis, bet ir sąskaita, reikia naudoti kitą pinigų kvito tipą.